Filmas sukurtas draugė su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ir visuomeninė organizacija Asociacija kariuomenės kultūrai remti. Visas pasaulis po tavo kojom, o tavo pareiga saugot rytojų. Tu negali abejoti savo sprendimais, nuo jų priklauso žmonių likimai. O dangus virš galvos, raudonos spalvos, toks pat kaip kraujas iš tavo žaizdos. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu kažką brangaus namie palikai. Gal tu dabar toli nuo tėvynės, bet meilė širdį kaip kulka krūtiniai. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu ne vienas, šalia tavo draugai. Ir kai sugrįši namo į gimtinę, nepamiršk tos dienos, kuri galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė. Dabrowski, позводяти. Nu ką, pabūsim narkomanais, Deividai Gaška. Žinosi, kaip skųsti. Атас! Дрить поймать бомбу! Рванули! Атас, sakau, ten bomba! Дрить поймать kokia! Rvanulis, tai nieko čia neliks! Ten bomba! Kas kalba? Ką aš kalbu? Aš čia dirbu! Nežinau, tokia didelė sobaka. Gal bus kelių šimtų kilų adresas. Adresas prie ligoninės pušynas, kur lazdynai. Nežinau, tai važiuokit greičiau, nes kai rvanulis, tai ir mano ekskavatoriai bus kaput. O kas nuostolius apmokės, jums tai jokio nesijuokit. O kas nuostolius apmokės? Blin, tengi mano piniginė liko. Gal man tai ir atiduos. O čia tai numerėlis. Sveiki, kariai! Sveiks! Laisvai. Laisvai. Šiandien aš pavaduoju kapitoną Vilką, todėl rytą pradėsim 10 km krosu. Klausimų yra? Taip, tamsta vyresnysis leitenantė. Klausau. Su kapitonu Vilku mes šiaip bėgam 5. Kai grįž kapitonas Vilkas, galėsi su juo nubėgti dar 5 km. O dabar vadovauju aš. Kariai kaip ir Vilka, kojos penį. Aišku, būrys dešinėn. Tave gal kojas ir penį, o jeigu aš būsiu pavargęs, o karas, kas tada tėvynį gins? Kas ten per jokeliai? Pasijuoksi po to. Pažiūrėsiu po valandos, kaip juoksisi. Tamsta vyresnysis leitenantė, leiskit kreiptis. Kreipkis. Klausyk, gal pabėgiot su mumis nori? Mielai tamsta, bet negaliu. O ką, karas prasidėjo? Panašiai, mieste bombą rado, reikia važiuoti į apsaugą. Nu, tai supratau, o išminuotojai? Išminuotojai atvažiuos. Visi išvykę į objektus, teks palaukti. O mums įsakyta vykti į objekto apsaugą. Pats pulkininkas skambino. Suprataugi, ne pats sugalvojai. Na ką, kariai,
Šį rytą jums pasisekė, važiuosim ilsėtis prie bombos. Būri į mašiną, bėgte! Marš! Klausyk, Norka, o ten ką, ta bomba tokia didelė, ar vėl koks surudės granata gabaliukas, ar ten mėšlo gabaliukas, nežinau. Tiksliai nežinau, lyg tai aviacinė, antro pasaulinio. Jeigu būtų antro pasaulinio nebloga bomba, jinai seniai būtų susprogusi. O dabar vėl koks senas mėšlo gabalas. Gerai, seržantė, lipam. Tasau. Nu, Lukai, kokį laidelį Bruce Willis kerpa visose filmuose, ką? Ką aš žinau? Nu tai kaip nukenksminsi bombą? Vat per tokius karius ir žūsta visas pasaulis. O tu pasakyk, kiek bus 12 kart 13? Prie kom čia? Nu ką prie ko? Nežinai, kiek 12 kart 13 prie manęs kažkokiais laideliais kabinėjais. Tai iš vis nesiruošiu žiūrėti apie Bruce Willis ir visokius elektrikus filmus. Молодец, lip. Daiva, Angelė, nepavaryk manęs taip iš karto. Nu, aš prašau tavęs, aš negaliu paimti ir išmesti tavęs iš galvos visam gyvenimui. Apolonai, išmesk iš galvos ne tik mane, bet ir mano adresą. O taip, nieko nebus. Nenorėjai, kad adresą žinočiau, nereikėjo į namus kviestis. Mes jau aptarėm šitą temą, Apolonai. Na, įvyko klaida, viskas, taškas. Daiva, nu kokia klaida? Klaida būna, kai po to būna negera, kai pykina, kai jauties blogai, o čia, nu kokia čia klaida? Tau, ką buvo blogai su manim, Daiva? Ne, Daiva, aš prašau tavęs, tu pasakyk man, tau, ką buvo blogai su manim. Daivutė, man tai labai gera buvo su tavim. Aš kai tave pamačiau, aš iš karto supratau, kad tu esi Apolonai, prašau tavęs, apstok nuo manęs, Daiva, mane... tu gali bėgti, manęs gali slapstytis, daryti, ką nori, vis tiek mes kartu būsim. Daiva. Durnė tu! Jozau, kraujo paleidai. O, tai dabar jau durni, nebe angelas, o durni. Kas su tavim kitaip kalbėti neįmanoma, tu žodžių normalių nesupranti. Kai taip tai varom pas mus berniukai, o dabar taip... Kitas tau būtų įsnukis senai užvažiavęs už tokį kandžiojimą. Įsnukį siūlai. Džentelmenas nieko nepasakysi. Nu gerai, nevažiuojam. Gerai, darom kaip tu nori, galim dalykiškai. Dar geriau bus apsėsim, bet tu seilėjimuose. Karočiui, man patiko su tavim pasidurkit, norėčiau pakartot. Tu rimtai? Tai ne. Sakyk sąlygas. Ne, aš tau babkių nesiūlau, ašgi suprantu, tu netokia, tu padori moteris. Sakyk, ko nori. Nu, aš ne burtininkas čiuličiala, bet... Nu, gerai, gerai, aš su tavim atvirai, davai ir tu atvirai. Varyk iš čia. Daiva. Norėjau kalbėtis, bet atrodo, kad nelabai yra apie ką. Kas čia toks? Klausyk, nors tu nepradėk, o tu varyk iš čia. Palauk. Kol kas čia mūsų abiejų butas ir aš noriu žinot, kas čia lankosi. Nu, jūs įsiaiškinkit, manęs čia nebuvo. Palauk. Komandos laisvai nebuvo. Kalbėsi, kai klausi. Pasikalbam? Turi... Gerai, klausyt mano komandos. Rastas itin pavojingas sprogmuo. Mūsų užduotis – atitverti perimetrą ir nepraleisti pašalinių asmenų teritoriją. Taip pat užtikrinti civilių saugumą. Aišku? Tamstau, tai ką mes turėsim ir išminuotą bombą? Nes kai kam jau kelnes šlapia. Kalbos!
Ne, bomba nukenksmės išminuotai. Mūsų užduotis dar kartą kartoji. Užtikrinti civilių saugumą. Ir tikėtis, kad šita bomba nesprogs. Tai jeigu sprogs, tai tikrai ausis nuplėš. Vėl kalbos? Jeigu bobutė būtų sūsais, baigtų tu savo juokelius, eilinį gašką. Nes jeigu kas nors ir nuplėš, ausis tau. Tai tik tai aš, jeigu susinervinsiu. Ir pakabinsiu kanceliarijai, kad galėtum grožėtis. Seržantė, tęskit. Jūsų užduotis paprasta. Perimetras 200 metrų nuo sprogmens. Mano sektorius nuo tvoros iki šio apleisto pastato. Seržantė. Tu ir tu, žingsnį į priekį. Liksite su manimi. Visi kiti į pozicijas. Kai, rink! Pamatysiu nors vieną civilį, ausis nurausiu. Bėgte, marš! Na, adrenalino fanatikai, ar padėsite evakuot močiutę? Taip, tamsta. Paskui mane. Vyresnysis budėtojau, kaip mane girdit? Priimu. Kalba vyresnysis leitenantas Mikna. Panašu, kad rastas sprogmuo yra aviacinė bomba Antro pasaulinio karo laikų. Girdit? Nežinau. Panašu, kad rusiška. Man atrodo 4 tonos. Labą dieną. Seržantas Norkus, Lietuvos kariuomenė. Labą dieną, kareivėlį. Pasakykit, kasgi ten darosi dabar, a? Rasta bomba, močiutė. Reikėtų, kad jūs vyktumėte kartu su mumis. Čia likti pavojinga. O kurgi aš vyksiu, kad čiagi visas mano turtas? Teks viską užrakinti ir judėti saugiu atstumu. Kad aš net spinos neturiu, kareivėlį. Galit nerakinti, kareiviai pasaugos. Niekur aš neisiu. Prašau vykti kartu su mumis. Tai įsakymas. Čia likti pavojinga jūsų gyvybei. Aš 2 karus jau pergyvenau, vaikelį. Mačiau aš tų bombų ir prie vokiečių, ir prie rusų. Taip kad, jeigu lemta, tai ir numirsiu. Ko čia dabar labai bijo? O ko jūs čia stovit? Informuokit leitenantą apie iškilusią problemą. Klausau, tamsta. Bėgte! Klausau, tamsta. Tai ir čia norime būti kitokie, eilinė gaška. Parūpinsiu aš to badėjimą valgykloje. Kasgi čia? Vadinasi, Daiva, laiko veltui neleidai. Čikas, nauja meilė. Nu, ne visai taip. Jūs čia biški ponas kategoriškas, taip sakant. Tarp mūsų kaip ir nieko nėra. Rimtai? Nu, ta prasme... Tai kas tu? Jos kolega, kursiokas? Vaikystės draugas? Daiva, kas jis? Nu, kaip čia pasakęs, ne visai kolega. Mes, jeigu teisingai mane... Skuduro gabalas. Tai ką iš čia veikia? Kokia pas tave puikiai minčių seka, koks tu visada logiškas. Tiesiog kaip tavo armijoj. Kariuomenė. Gerai, tiek to. Kaip jums vyrams visuomet viskas aišku. Vienas nori pasidulkint, kitas nori turėti namuose tarnaitę ir bendražygę. Viskas paprasta, gražu, atėjai su gėlėm ir vsio. Jeigu nori, kad duotų, duos, nori, kad atleistų, atleis ir susitaikys. Tai vadinasi, tu permėgojai su juo? Ne, pala. Nu, gerai, aš pripažįstu, aš nešventas, bet davai tada jau visą teisybę. Aš jo su lovo netempiau. Ką? Ne, tu pasakyk, aš tave verčiau kur nors paguldęs. Ne, man jau užknyso pati kabakė ant kaklo kabinas, varom pas mane hebrytė, o čia... Eikit jūs su savo problemom. Aš neturiu problemų. Jeigu kas nors turi problemų, tai tik jūs abudu. Vienas nori, kad visas pasaulis eitų kaip laikrodis ir visada lygiuotų į dešinę. Kitas apsiseilęs Kazanova nori, kad visos moterys prieš įsijoną pakeltų. Aš neturiu problemų, suprantat? Aš tik noriu to, ko nori kiekvienas baltas žmogus. Šiek tiek šilumos, trupučiuką dėmesio, daugiau man nieko nereikia. Daiva, nestrikuok. Mes galim kalbėtis kaip žmonės. Su tavim kalbėtis? Tu tik pagal savo statutą ir moki kalbėti. Nu, jūs, hebrytė, klausykit, jūs čia įsiaiškinkit tarpusavį, kas čia ne taip pas jūs. O, ne, nu, aš čia ne prie ko, klausyk, aš nekaltas, kad tavo žmonai tarpų jūs neišti. Ko tu taip galėtum? O ką? Teisybė akis drasko. Klausyk, Santafonė, tu biški atsargiai gerai čia su rankom, ką? Dar kartą pamatysiu tave prie Daivos namų. Ką, nušausi? Į mėšlą nešaudau.
Ne, padėtis nėra visiškai kontroliuojama. Bomba eskavatoriaus kaušė ir truputėlį vibruoja. Iš pažiūros lyg tai sveika, bet parūdijus ir sprogdiklis. Sprogdiklis sveikas. Klausau laukti išminuotojų. Tamsa vyresnysis leitenantė, leiskit kreiptis. Koks velnės jūs čia atsiuntė? Varykit iš čia, kad nematyčiau. Velnės. Atsiprašau, seržantas Norkus, tamsta vyresnysis leitenantė močiutė atsisako evakuotis. Neškit tą močiutę, nešte skundę vėliau pasirašysit. Nuvarykit, jeigu sprogs. Bet ir tikrai gali sprogti. Eilinį gašką, tu gal dar ir išminavimo specialistas? Čia nereikia būti ir išminavimo specialistų. Durnam aišku, kad menkiausia vibracija gali ją sujaudinti. Tai tu melskis, kad nesujaudinti. O kas čia per bomba? Aviacinė. Jeigu driokstels, tai pusę kvartalo nuneš. Bet kas sustabdytų tą vibraciją? Tuoj sustabdysim, tamsta vyresnysis leitenantė. Aš esu vairavęs traktorių, gal kaip nors susitvarkysiu ir su šituo. Eilinį Krasauskai! Tu nieko ten nejudink ir von iš kabinos! Nieko negirdžiu, tamsta vyresnysis. Blemba, tik čia vičiagu. Sustok, aš tau sakau! Ką tu darai, kaimieti? Eilinį Krasauskai! Jeigu jau tu kabinoj, išjung degimą! Glušink, tai ir baigsis ta vibracija! Vaikinai, neškit mėnes iš čia! Čia jau neįsakymas, čia prašymas! Sunki gyvatė, įdomu kiek sveria. Kokius 250! Jeigu net per pusę dalinsim, ilgai neišlaikysim. Meška, nevaidink didvyrio, varyk iš čia! Tamsa, kaip mes gal dviese, smagiau. Trysia kaip nors išlaikysim po 50 kiekvienam. O tai riednis traktoristas. Į didvyrius įsirašyt sugalvot, per tave čia atsirado žioply. Jei būtų rankos užimtos, duočiau į snukį už traktoristą. Baigis tas kvailas kalbas! Pataupykit jėgas, kitaip graibe aiškinsitės. Ne, nu, ot briedas. Mes juos išlaikom, už mokesčių mokėtojų pinigus, o jais net ragelio pakelt negali. Jo, tu tai jau tikrai pats didžiausias mokesčių mokėtojas. Jo? Jo? O ką? Kas tau atlyginimą moka, ką? Kas tau sodrai moka procentus? Įpilk dar 50. Su tais kareiviais pražilti galima. Būtų mano bakūras, tai nors kaulus sulaužyti galėčiau. Prašom. Labai čia daug jau tų mokesčių nuo minimumo. Gal sodra tanką nupirks? A kas tau šitą trukdo prisidur prie atlyginimo, ką? Tu pasižiūrėk, kaip tu atrodai. Eik tu! Tu o tą iškirptę truputį pasididink. Čia, žinok, ateis koks klientas, tai duris užsirakini vakare ir viskas. Ir prie atlyginimo kokie 100. Aš tau sakau, rimtai. Tai jeigu nenorės mokėti, tai man pasakysi ir aš išmušiu. Davai. Gaila, kad nieks nefilmuoja. O tu tai norėtum Holivudo herojų, tad ne, drama tau čia. A kodėl drama? Tikrą komediją pasižiūrėtum tu į save iš šalies. Vašingtonė yra tokia skulptūra, kur juodaodis, azijietis ir baltasis vėliavą kelia, tai nes tip-top parodija. Jeigu jinai nesprogo iš lėktuvo išmesta ir čia gal nesprogs, brokuota gal? Nežinia, kas gali atsitikti. Visai pasitaiko. Gal mes tiesiog nuleidžiam jį ant nosies ir viskas. Tu ką? Sprogdiklio? Nu, žinaigi, vis tiek neišlaikysim, vis tiek reikės padėti kažkada. Gerai, nebandom likimą, bet po to kaulų nesusirinksim. Steigink diržus prie duobės davai. Vyrai išlaikysi dar keletą sekundžių. Ačiū Dievui, manėm, kad jau nesulauksim. Daug iškvietimų, nespėjam niekur. Dar niekada taip kariuomenės nelaukiau. Man tai atrodo, čia kažkokia fignia, jokio pavojaus ta bomba nekelia. Jūs klystat, kariai. Čia ne koks žaisliukas, čia tikra aviacinės bomba, FAB 250. Jeigu jinai sprogtų, tai mūsų gabaliukus ilgai rinktų, po visą rajoną. Atsipalaiduot dar negalim. Ją reikia dar saugiai išvežti į poligoną ir sunaikinti.
Skanaus. Įrankius duosiu. Ačiū. Viskas kaip normaliai šeimoje. Pagal senas tradicijas. Vyras grįžta namo, žmona jam gamina valgyti. Ką tu nori pasakyti? Nesupranti? Kad čia nėra normali šeima. Nėra ir būti negali. Galbūt kitas vyras valgė iš šitos lėkštės. Jis miegojo mano lovai. Laikė apkabinės mano žmoną. Supranti? Čia tas pats, kas tave apvogtų. Ir tada tu galvoji, ne ką paėmė, kokį turtą, kokius daiktus. O tai, kad to prišyko į dušę. Ten, kur tu galvoji, kad tu esi saugus, ten, kur tu galvoji, kad niekas niekada neįžengs. Dėkui už palyginimą. Vadinasi, tavo svarbiausia ne aš, o kaip tu jauties, kad užgavo tavo jautrumą, tavo nuosavybę. Laikom, vyrai. Ant 3 keliam. 1, 2, 3. Dedam atsargiai. Vyr leitenantas Mikna. Majoras Lukašaitis. Malonu. Nu, jūs mus ir išgelbėjot. Nieko. Mes jūs, o jūs pastatą išgelbėjot. Būtų jinai suveikus, ką žino, ar liktų iš tais ligoninės kas nors. Klausykit, vyrai. Gal jūs norit pažiūrėti, kaip jinai sprogs? Ką galima? Nu, aš manau, taisyklių nepažeisim. Tamsta majorė, man galima? Ir man. Čia jau kaip jūsų vadas nuspręs. Nu, aš manau, vyrai nusipelnė pamatyti, su ko reikalą turėjo. Nu ir gerai, turės ką po tarnybos prisimti. Važiuojam? Visas pasaulis po tavo kojom, o tavo pareiga saugot rytojų. Tu negali abejoti savo sprendimais, nuo jų priklauso žmonių likimai. O dangus virš galvos, raudonos spalvos, toks pat kaip kraujas iš tavo žaizdos. Tu turi dar jėgų judėti į priekį, tu niekada mūšio lauko. Nu ką, vyrai, viskas tvarkoj, bomba pakrauta, važiuojame į poligoną naikinti. Lipam į mašiną. Aš toj. Seržantė, pas mane. Mes su eiliniu Krasausku ir eiliniu Gaška vykstam palydėsim sprogmenį, o tu važiuok su kariais į dalinį ir dalinio budėtų informuok apie esamą padėtį. Klausau, galiu vykti? Vykti. Hai, seržantė. Klausyk, o kaip su ta močiutė baigėsi? Ne močiutė, o tikra užka. Taip ir prakirksojo visą laiką. Vis siūlė žolelių arbatos, prisinervavau va. Nevykdžiau įsakymą. Atsimink, seržantė, kad žolelių arbata nuo nervų padeda. Gerai, kad viskas gerai baigėsi. Na ką, veš karius, tik žiūrėk, be nuotykių. Klausau. Daiva, nereikia maivyti. Aš nenoriu nieko lyginti. Tiesiog vienas dalykas, kai žmogus įsiveržia į tavo namus ir paima kažkokius daiktus. Kitas dalykas, kai jis taip purvinom kojom varinėja po tavo jausmus. Klausykarvė, aš žinau. Na, taip, aš pasielgiau kaip paskutinė. Ne, aš nesiteisinu. Daiva, nėra kaip čia teisintis. Supranti? Tai aš ir sakau, kad aš nesiteisinu. Jeigu tu taip gerai supranti savo jausmus, prašau, suprask ir mano. Aš tik noriu, kad tu žinai. Daiva, mes šiuo metu kalbamės ne apie tai, kas yra tarp mūsų, o apie tai, kas buvo tarp tavęs ir ano tipo.
Nieko nebuvo. Supranti? Nieko. Nieko. Nu galbūt tau nieko. Seksas su svetimu žmogumi, galbūt tau nieko, man atrodo kitaip. Taigi jūs vyrai visi sakot, kad nueit nalievą, tai čia jokia pasaulio pabaiga. Aš taip nesakau. O ką kalba kiti, man nusispjaut? Žinoma, tu pas mus tobulas. Suprask, Arvi, aš gyvenu su tavim ne dėl to, kad pas tavęs CV nepriekaištingas, arba ne dėl to, kad tu atrodo kaip nužengęs iš reklamos apie armiją. Kariuo. Tiek to. Gerai. Tęsk. Man reikalingas artimas žmogus. Čia ir dabar, ir visados. Tam, kad tai pasiektum, reikia, kaip tu sakai, eit nalievą, ne? Durnas tu, Arvi! Nieko tu nesupranti apie moteris. Jeigu tau reiktų išeiti į karą prieš moterų armiją, tu iškart pakištum. Aš noriu, kad tu suprastum, kodėl aš taip pasielgiau. Arvi, aš moteris. Nuėjau patikrinti, ar aš dar įdomi vyrams, ar jie dar manęs nori, ar geidžia. Gal tau tai yra svarbus eksperimentas? Man apie šeimą atrodo kažkaip kitaip. Aš negalėčiau taip eksperimentuoti. Man jinai per daug svarbi. Tai viskas baigta. Nežinau. Žinau vieną. Kad aš negulsiu lovą, kur su tavim gulėjo kitas vyras. Na ką, vyrai, va ir atvažiavom. Tyliai, ramiai, be jokių. Bet aš girdėjau, tokie bombai yra specialūs amortizuojantis konteineriai. Būtent šitai dar nepagamino. Ir taip kasdien? Beveik. Šito gero dar užteks visiems, mano vaikams ir anūkams. Pirmas pasaulinis, antras, o rusai dar poligonus paliko. Eik ar įkask. Gerai, kad nors dabar mus kviečia, o tai anksčiau. Patys ardydavo, amžinatilsi. O kur kas? Ten ir kas, kur stovi. Tai mes ir juokaujam, kad išminuotai klysta 2 kartus. Pirmas, kada užlipa ant minos, kada antras? Antras ant minos, o pirmas, kada pasirinki šią profesiją. Gražiai kasi. Dar gėlyčių porą pasodink. Na ką, eilinį Gašką ir eilinį Krasauskai, dabar suprantat, kad Lietuvos kariuomenė ne veltui duona valgoma? Ne, tai suprantu, bombos, išminavimas, nukenksminimas, tai rimtas dalykas, bet prie ko čia tos rikiuotės, žygiavimai, kitos durnystės? Nu, kokios durnystės, bet tų durnyščių ne viena pasaulio kariuomenė neapsieina. Marširuoja rusai, ir amerikiečiai, ir afrikiečiai. Tai ką, manai, kad čia visi kvailiai? Kaip mes jūs išmokysim bendrų veiksmų ir drausmės? Nu, eilinis Krasauskai, gulkis, pamatuosim ir pilks bombą. Jo, dar gal tau užsimerkt? Jo, aš tave gelytėm apkaišysiu. Nu, viskas, juokeliai, pasikeist. Marš. Matau, kad čia nieko neiškasit. Na ką, vyrai,
Aš manau, ten bus saugu. Pasiruošk. Na ką, vyrai, tuoj pamatysit, kokį žvėrį jūs radot. Kas čia? Kas čia sprogdino be mano leidimo? Geras, pati paėmė susprogo. Kai rimtai, pati sprogo? Būtent, pasitaiko. Paėmė ir susprogo. Aik tu savo. Klausykit, vyrai. Tai mes palaimingą žvaigždė gimėm. Jeigu būtų anksčiau sprogus, tai... O tai kaip čia taip išeina? Taip ir išeina. Vibracija, sujudinimai, vartymai. Paėmė ir sprogo. Va tau ir Hollywoodas. Nu jo, į komediją čia tikrai nepanašu. Pamatytų dabar mus Deividas. Bet pats kaltas, kad tie armuchą išvarė. Tokią paną palik be priežiūros. Durnas tas Deividas. Na, durnas, nedurnas, bet nepaglostytų. O ką tu jo bijai? Įkelės tik neprivaryk, ką? Jam reikėtų snukį duoti. Soldafonas nelaimingas. Na, ateik, aš tave paglosiu. Žinai, jeigu rimtai, gal reikėtų tai Deividą pamokyti, a? Ką čia mokyt? Nu, jis durnius. Jis mane įžeidė. O šiaip bėsai, kad ir jūs vienai. Ką? Ne, rimtai. Sudėjau su kažkokia kaimietė. Sakė, kad aš dūra, kaip ir visa hebra beje. Nematai, jums tik torčintis ten rūpi. Tipo, jūs ten gyvenimo baigsis pamausgų duobėj. O kai laikraščiai parašė, iš viso pasikėlė. Na, už tokius žodžius tai snukį galima gauti. Žvaigždė atsirado. Žinai? Gal tu su hebra pakalbėk. Reikėtų tą možį į galvą duoti. Gerai? Man atrodo, mes susitarsim. Greitai tu su Monu nuo Deivido motociklo ant kito persėdai. Vapį ir norėjau pakalbėti. Vaikinui sparnai užaugo. Reik trumpint. Kokie sparnai? Debilas paprasčiausias. Karočią, reikia tą žvaigždę nuleisti ant žemės. Girdėtumėt, ką apie jūs kalba. Visas pasaulis po tavo kojom, o tavo pareiga saugot rytojų. Tu negali abejoti savo sprendimais, nuo jų priklauso žmonių likimai. O dangus virš galvos, raudonos spalvos, taip kaip kraujas. Vis dainuojam Gašką? Dainuoju tamsą seržantę, kai nieks nešokdina. Gaška, seniai tave stebiu, žinai? Tikrai taip, tamsą seržantė. Kartais mes net naktį su draugais pabundam, nes atrodo, kad kažkas mus stebi. Bet aš sakau, viskas gerai, čia tikriausiai Norkus per rakto skylutę. Kaip sakė, rašė iš tikrųjų, Kodži Suzuki, bijok tik nepažįstamų žvilgsnių. Gaška, Gaška, tu manai, kad įsidirbinėdamas ant kiekvieno žingsnio atrodysi labai kietas ir protingas? Tikrai ne, tamsas seržantė. O aš tau sakiau, nešokinėk, nusiramink, bet tu norėjai būti protingesnis, va ir papuoliai. Kas čia? Tabletės? Šiuolaikinis lietuvių kalbos žodynas dar
turi tokius sinonimus kaip vaistai, piliulės. O tokių sinonimų kaip narkotikai ir kvaišalai tavo žodinė nėra? Gaška. Kaltas, tamsas seržantė, nepaskaičiau iki galo. Ką jos veikia po tavo pagalvę? Ramiai, eiliniai. Kartuoju klausimą. Ką jos veikia po tavo pagalvę? Garbės žodis, tamsas seržantė, aš nežinau, iš kurios ten atsirado. Jos tikrai ne mano. Rimtai? O aš galvau, kad toks jaunimėlis labai greit orientuojasi. Kaip ten tavo žodinė sakoma? Kaliosai, ratai? Ką aš dariau prieš būdamas kariuomenėje ir dabar yra du skirtingi dalykai. Aš visiškai nežinau, iš kur jos ten atsirado ir kas čia yra. Nežinai, nėra problemų. Mes atiduosim patikrinti, kas čia yra, bet jeigu pasitvirtins tai, apie ką aš galvoju, liūdnai baigsi. Tamsas seržantė, gal mes galim susitarti, kad niekas nesužinotų ir... Už tokį pasiūlymą su mielu noru tau snukį išmalčiau. Gaila, statutas neleidžia. Tau ir kaliosai nepadės. O dabar pirminį sulaikymų kambarį. Žengte marš. Ai, Gaška, šitą norėjau pasakyti tau. Šaunuolis, Gaška. Tokių drąsių vyrų mums tikrai niekada nebus per daug. Tėvynės labai, tamsta vyresnysis leitenantė. Ir dar, Gaška, atsimink. Kitą kartą mažiau drąsos, daugiau galvos. Tokio balanso mums reikia. Tarp kitko, kur įsiruošėte į koncertą? Tamsta vyr leitenantė. Eilinis Račkovskis, apžiūrinėdamas kambarius, po eilinio Gaškos pagalvę rado va štai. Kol neišsiaiškinsim, kas tai, turiu manyti, kad tai kvaišalai ir uždaryti Gašką sulaikymo kambaryje. Tai kas čia per naujienos? Čia ne naujienos, Tamsta, o faktai. Leiskit eiti. Na, eikit, eikit. Nu, durnius tu durnius. Jaunimas. Jums cirke numerius rodė tamsta vyresnio leitenantė. Didvyris išminuotojas atėjo. Gal granatą nori mesti? Ne, iš tikrųjų, tai norėčiau išmokti taip gerai šaudyti kaip ir jūs. Jums kažkaip net treniruotis nereikia. Treniruotis reikia net Viliui Teliui. Kam Viliui? Teliui. Kad aiškiau būtų ir Gudzinevičiūtė visą dieną šaudyklui prakaituoja. Tai va. Ir aš norėčiau. O kam tau? Keli mėnesiai ir vėl namie. Daugiau gyvenime tokio ginklo neturėsi. Nu, bus bent jau ką Hebrai papasakot. Negi pasakosiu, kaip už bausmės tulikus ir virtuvės valiu. Gerai, kodėlgi ne? Juolą pastebėjau, kad turi duomenys. Laiky ginklą. Poziciją klupint užimk. Dėtuvę prijung. Ginklą užtaisyt. Ugnis. Dėtuvę atjungt. Ginklą apžiūrai. Apžiūrėta. Ginklas spaus prie peties. Jeigu būtų medžioklinis su tokiu tarpu, savo raktikolį susilaužytum. Kaip nuleistukas spaudė. Tiesiog traukė. O kaip reikia spausti? Reikia spausti taip, kad nepastebėtum, kad ginklas iššaus. Su ginklu reikia elgtis taip, kaip su moterim. Tvirtai, bet švelniai. Žiūrėk, laikyk pirštą. Eilinį Krasauskai! Kitą kartą kiaušus gausi. Marš prie būrio, kad daugiau nematyčiau. Po kaldrą galėsi savo šaudyti. Aplink! Prie būrio, žengte, marš! Šaulys. Ir diržą. Tamsas seržantė, nu ne mano tos tabletės, tikrai ne mano. Jo, pas mus karvinės tai būna. Atnešė atvirai tabletės ir padėjo po pagalvę. Nu tai jūs pagalvokit, tamsas seržantė, ką aš avinas koks ar ką, turėdamas ko nors draudžiamo kiščių po pagalvę, tai tikrai yra geresnių vietų. Žinau, galėsi papasakoti apie savo geras vietas vėliau. Bet pamenu, kai jūs atvažiavot,
Prie vienintelio tavęs šuo sustojo. Prie ko čia tie šunys? Myliu šunis, todėl ir sustojo. Ką, niekogi nerado? Gaška. Jūsų Krasauskų kaip du broliai. Vienas iš čia išėjo, kitas atėjo. Tikrai aš nieko nežinau apie tas tabletės, tamsas seržantė, nu aš nieko nežinau. Gerai. Žinai, tu nežinai, karo policija viską išsiaiškins, o kol kas pasidėsi čia. Bet rytoj savaitgalis man priklauso laisvos dienos. Nebepriklauso. Pasiminsi apie tabletės, ką nors, o pirmadienį tyrėjas viską išaiškins. Sužinosiu, kas pakišo snukį šumalsiu. Tarčiokai nelaimingi. Nors ne tarčiokai. Ką žinot, ar ne kaimietis sugalvoja savo išmonę parodyti. Nušovę žmogų, kažkur klaidžiuose miškuose slapstosi du nusikaltėliai. Ты это, сволота, спрячь куда-нибудь, а то кто-нибудь увидит. Полицию позову! Kasgi juos suras, jei ne viskam pasiryžę Lietuvos kariai. Šaut galima tik tai tada, jeigu iškils pavojus tavo draugų arba civilinių gyventojų gyvybei. Ar dar ilgai nusikaltėliams pavyks slapstytis? Ir kokią eilinę šunybę erkė vėl iškrės Miknai. Miglė Miknaitė, taip? Taip, o kas jūs? Aš tavo tėvelio korešas. Oi, tai yra draugas. Apie tai šeštadienį Garbės kuopos 8 dalyje, kaip visada 9:30 vakaro. Visas pasaulis po tavo kojom, o tavo pareiga saugot rytojų. Tu negali abejoti savo sprendimais, nuo jų priklauso žmonių likimai. O dangus virš galvos, raudonos spalvos, toks pat kaip kraujas iš tavo žaizdos. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu kažką